Anketos sukūrimas. Atidarykite bylą pavyzdys, paspausdami 2 kartus su kairiu pelės klavišu ant jos piktogramos. Išmoksime sukurti anketą, kurią vartotojas galės užpildyti ir išsiųsti nurodytu elektroniniu paštu. Turime atsidarę jau mums matytą komponentų kortelę. Pirmiausia, turime sukurti tokį laukelį, į kurį vartotojas galėtų įvesti savo vardą. Pasinaudojame komponentų text input. Atidarykite parametrų kortelę. Būtinai įvedame komponento pavadinimą. Vėliau jo mums labai prireiks rašant mygtukui siųsti kodą. True reiškia taip, o false ne. Šias eilutės reikia suprasti taip. Ar laukelis gali būti redaguojamas? Atsakymas taip, mums to ir reikia, juk vartotojas turi pats įvesti vardą. Ar tekstas yra slaptažodis? Ne. Jei reiktų įvesti slaptažodį, tuomet reiktų pasirinkti true. Tada įvestos raidės bus paverstos žvaigždutėmis. Paspauskite su pele, kur nurodyta. Įvedame tekstą. Antrasis laukelis pagal anketą turi būti žymėjimo. Pasinaudojame komponentu checkbox. Komponentui suteikiame pavadinimą. Pakeiskime užrašą. Paspauskite su pele, kur nurodyta. Įvedame naują užrašą. Šioje vietoje galite pasirinkti užrašo ir žymėjimo laukelio poziciją vienas kito atžvilgiu. Dabar užrašas yra žymėjimo laukelio dešinėje. Ar laukelis turi būti iš karto pažymėtas? Ne. Toliau reikia sukurti pasirinkimo laukelius. Pasinaudojame komponentu Radio Button. Jam suteikiame pavadinimą. Pakeiskime užrašą. Paspauskite su pele, kur nurodyta. Įvedame naują užrašą. Sukuriam dar vieną pasirinkimo laukelį. Pakartojame tuos pačius veiksmus. Metai bus pasirenkami iš sąrašo. Pasinaudojame komponentu Combo Box. Jam suteikiame pavadinimą. Paspauskite 2 kartus su pele, kur nurodyta. Turime sukurti metų sąrašą. Paspauskite pliusiuką. Pakeiskime pavadinimą. Paspauskite su pele, kur nurodyta. Analogiškai sukurkite dar vieną sąrašo reikšmę. Spauskite OK. Čia nurodoma, kada turi atsirasti vertikalus lankiklis. Jei sąraše sukūrėte daugiau reikšmių, nei kad nurodyta šioje eilutėje, tuomet įskleidus sąrašą atsiras vertikalus lankiklis ir taip galėsite pamatyti likusias reikšmes. Komentaro laukeliui panaudokime komponentą Text Area. Į šį laukelį galima tekstą įvesti tik vienoje eilutėje, o šiame keliose. Sukūrėme mygtuką pasinaudodami komponentu Button. Pakeičiame jo pavadinimą. Paspauskite su pele, kur nurodyta. Pakeiskime pavadinimą. Atsidarykite kodo rašymo kortelę. Reikiama komanda yra šiame kataloge. Su pele paspauskite 2 kartus ant komandos Trace. Ši komanda nuskaito vartotojo įvestus duomenis ir išveda į kitą langą. Būtinai uždėkite nurodytą varnelę. Su pele paspauskite, kur nurodyta. Dabar paspauskite šį mygtuką. Pirmiausia, nuskaitykime įvestą vardą. Simboliams vardus suteikėme tam, kad dabar galėtume lengvai nurodyti reikiamus ryšius. Pažymėkite simbolį vardas ir spauskite OK. Paslinkite komandų sąrašą į apačią. Mūsų sukurti laukeliai yra komponentai. Tad pasirinkite būtent šį katalogą. Vėl paslinkite komandų sąrašą į apačią. Pirmas laukelis yra Text Input. Pasirinkite būtent šį katalogą. Kiekvienas komponentas turi savo parametrus. Pasirinkite Properties katalogą. Paslinkite komandų sąrašą į apačią. Aktyvuokite Trace komandą su pele, paspausdami ant jos. Dabar su pele paspauskite, kur nurodyta. Papildysime komandą naujų parametrų. Vardas yra tekstas, todėl 2 kartus paspauskite ant komandos Text. Išjunkite kodo rašymo asistentą. Antras laukelis aprašomas lygiai taip pat kaip ir pirmasis. Tik čia pats laukelis vadinasi Checkbox. Todėl susirasti reikia jau jo parametrų katalogą. Kitas skirtumas.
Tai nėra tekstas. Laukelis gali būti pažymėtas arba ne. Tad reikia pasirinkti Selected. Spauskite mygtuką toliau. Pasirinkimo laukeliai yra Radio Buttons. Jiems taip pat reikia parinkti Selected. Spauskite mygtuką toliau. Metų sąrašas yra Combo Box. Jo trace komanda aprašoma taip, o su komentaro laukeliu yra viskas lygiai taip pat, kaip ir su vardo įvedimo laukeliu. Spauskite mygtuką toliau. Visi duomenys nuskaityti, tik jų išvedimas bus labai neaiškus. Sekanti kodo dalis duomenys išves tvarkingai. Pirmiausiai matysite tokį užrašą, o po to įvestą vardą, nauja eilutė ir kiti duomenys. Pasinagrinėkite daugiau tai patys. Spauskite mygtuką toliau. Čia nurodoma, kokiu elektroninio pašto adresu įsiųsti duomenis. Patikrinkite sceną. Įveskite savo vardą, sutikite su sąlygomis, nustatykite moterišką lytį ir paspauskite mygtuką siųsti. Turime nuskaitytus duomenis. Nematant anketos yra sunku suprasti, kas ką reiškia. Paslinkite langą žemyn. Dabar gauti duomenys išdėstomi suprantamai. Uždarykite šį langą ir programą, neįsaugodami pakeitimų.